kas įvyko per tuos metus. Norėčiau padėkoti visiems žmogeliams, kurie darė pristatymus. Trumpai aptart mūsų kanalus. Kažkas sako, kad per daug, kažkas sako per mažai. Apžvelgsim, kas laukia mūsų ateityje. Parekomenduosim kai kurias konferencijas. Paminėsim kai kurias neaptartos temas. Nu ir ką mes dar galėtume nuveikti. Nu ir aišku, klausimai. Taigi, kas mes tokie esam? Turbūt dauguma esat jau buvę mūsų puslapyje, šauniajame. Tai čia irgi vienas iš tų dalykų, kur jūs galite prisidėti ir kažką tuo klausimu nuveikti, nes ten yra paprastas HTML-as, tai yra GitHub'as, forkinkit, pull request, tai viskas. Galima, kokia licenzija? Jo, licenzijos nėra. Leidimo nedavė. Paduosim į teismą. Žiūrėsim. Taigi, esam iš tikrųjų Vilniaus miesto džiavistų grupė. Turbūt tai viską ir pasako. Esam tokie kaip ir... Nesiekiam pelno, esam kaip visų jūsų tokie communities. Ką darot jūs, tai realiai darom ir mes. Tai taip ir turėtų būti. Ir esam užsidegę tą daryti. Jau varom metus, tai kaip ir išėjo kažkas tokio. Susitinkam kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį. Tai kas dar nežino, kam tai gal siurprizas, ir taip yra. Ir taip jau... Vieną sykį darėm apklausą, nu ir atsakė gal nedaug, tiek 20 žmonių. Plius minus žmonėm tinka šitas laikotarpis. Kai kurie gal norėtų antradienis ar ketvirtadienis, bet manau trečiadienis labai gera diena. Nes savaitgaliai žmonas neišleidžia. Taip, kas yra organizatoriai, visa idėja kilo šito džego kažkada, turbūt 2011 buvo, ne? 11. Devoxas, Antverpenas, daug alaus ir buvom trysia tada, tuo metu dar visi trys dirbom vienoj kompanijai. Aišku, laikai pasikeitė. Tai Aleksėjus, Kasparas ir aš susitikomės tam Devoxe ir niekaip nesupratom, nu kodėl Vilniui nieks nieko nedaro. Tai taip sėdėjom ir galvom, nu reikia tada patiems daryti. Ir užsibrėžiam, kad žūt, kas bebus, kiekvieną mėnesį susitiksim ir eisim trysia alaus gerti, jeigu ką, bet atėjot jūs, tai labai ačiū. Taip pat labai dėkojam Tomui ir visiems kitiem, kurie prisideda. Šiandien pavaduoju į Karolis. Tomas labai dėkoja, kad Karolis. Ir pirmą kartą šių mytingų metu matosi raudona spalva. Tai šitoj vietoje iš tikrųjų turėtų būti bet kurio iš jūsų vardas. Ačiū, kad ateinat ir prisidėkit, jeigu norit kažką padaryti, norit galbūt po džego vardu padaryti. Tai yra puikiai galimybė. Mes esam community driven. Taigi, pirmas dalykas, ką turėtume daryti, ateiti mytingus, nes ateidami jūs kaip skatinat kažką padaryti didesnio. Jeigu, tarkim, ateitų daugiau žmonių, mes galbūt galėtume atsivežti rimtesnių prezenterių, pavyzdžiui, iš užsienio ir panašiai. Taip pat, pasakykit savo kolegom. Aš retkarčiais netgi va čia prieš porą savaičių labai nustebino keli žmonės, kurie dirba su Java ir šnekėjomės, grynai čatinom ir jie nežinojo nieko, kad yra toks Vilnius Jack ir panašiai. Tai tikrai pasakykit savo kolegom, paskatinkit, kumštelkit. O ta įmonė visai nemaža. Ja. Nebūtų keisti. Aš antireklamos nedarysiu, nes man atrodo, ten dirba daug šaunių žmonių, bet, nu, kaip ir matyti, developeriai nesišneka. Ir kitas dalykas, jeigu jaučiat, jeigu norit prisidėti, padarykit prezentaciją. Aš tikrai žinau, kad iš jūsų yra tikrai įdomių žmonių ir galit to padaryti. Kitas dalykas, pasakykit, kaip mums sekasi, duokit tą feedbacką ir tik taip mes galim, gaudami pastabas, kažkaip tobulėti, galbūt atsižvelgti jūsų pageidavimus, nes tai
viskas bus taip, kaip jūs norėsit, o ne taip, kaip mes čia su Aleksėjimu. Nemanykit, kad čia yra diktatūra. Mes iš tikrųjų labai norėtume, kad čia stovėtų daugiau žmonių, galbūt kažkas nori, gali dabar prisijungti ir toks tikrai pirmin. Tai ateikit su idėjom. Kaip ir sakiau, organizuokit eventus, nu ir būkit nuostabus. Tai va, praėjo metai ir ką mes turim? Mes jau turim 12 susitikimų, šitas jau 13. 3 iš jų buvo pabų susitikimas, pas pirmas mes susirinkom, buvo pabų susitikimas. Ir... Aš šiaip pertrauksiu, mes iš pradžių planavom, kad darysim kaip nors ten gal 1/4 su prezentacijom. Visą kitą laiką gersim alų. Bet iš tikrųjų pavyko daug geriau, nes atsirado norinčių žmonių ir mus pastebėjo žmonės iš užsienio. Mes matom kažkiek ne tik Lietuvoje. Žmonės, šnekėjau su žmonėm iš Oracle, jie irgi stebisi, kaip mums čia sekasi. Jo, kad pakalbėtum, čia patrumpinti. Tai va, tai vienas buvo pirmas pabo ir 2 kiti buvo vasarą. Nu, mes irgi planuojam, kad šią vasarą gal duoti žmonėms pavisėti. Stiksim šiaip alaus pagalvoti. Java.com Vilniaus džegas figuruoja? Jis yra ir map. Ir sąrašuose yra ir ant žemėlapio. Nes, pavyzdžiui, estai yra tik sąrašuose, o latvių tik žemėlapio. Tarp kitko mes turim dar vieną jūgą Lietuvoje, tai yra Lietuvos jūgas, jis yra Klaipėdai. Mes kai kūrėmės, tai galvom, kad gal reikėtų kažkaip gal bendrai daryti, bet paskui pagalvom, kad iš tikrųjų yra labai svarbu regionas. Nu, tarkim, mes esam Vilniuje ir mes susitinkam su Vilniečiais ir ten, tarkim, Mes buvom nuvykę į Klaipėdą prieš pat pirmą susitikimą, čia buvo sausio ar vasario mėnuo. Pamatėm, kaip jiems sekasi, kokią auditoriją renkasi, kas per žmonės. Tai yra labai šaunų žmonės, kurie padarė labai daug, jie padarė kol kas turbūt gerokai daugiau negu mes. Labai ačiū, tai yra keli žmonės entuziastai, kurie surenka irgi nemažai žmonių. Tai tikrai galima stebėtis, kaip gali, taip gerai būti. Kuo ten iš principo skiriasi? Skiriasi to, kad visų pirma įsivaizduokit, kad Klaipėdoje nėra tiek daug programuotojų. Tai yra labai toks rodiklis. Esminis reikalas. Mūsų auditorijos gal sudaro studentai. Bet tai visiems tai yra žmonės ateina ir... Jie visko ateina į tą mytingą. Tai viena vienas išspręstų problemą, ne? Nes, pavyzdžiui, Vilniuje tai žmonės išpuikiai yra. Jie ten tie magai. Turim 20 prezentacijų, 6 yra įamžintos, įdėtos į YouTube. Buvo daug diskusijų, įdomių diskusijų ir daug alaus išgerti. Tarp kitko, tie vasariniai susitikimai buvo iš tikrųjų labai nuostabus, nes atėjo žmonių ir iš JavaScript community ir panašiai. Ir buvo labai tikrai tokių turiningų diskusijų, kurios gal ne visada susijusios su Java, bet tai buvo tikrai labai geekiška ir buvo faina. Dėl to verta ateiti kartais alaus ar tenai arbatos atsigerti į tos mitingus, pabendrauti, susipažinti. Nes tarkim, čia sėdėdami salėje jūs visiems šiek tiek į vieną tašką žiūrit, kas labiau maivos ar panašiai, bet esmė ta, kad kai susitinkam tenai prie kokiam kabake, tai tos temos tokios pasidaro įdomesnės gal susipažinimai. Alus stipresnis. Čia iš karto atsiprašau šiandieninio prezenterio, jis yra iš kitų metų. Tai čia yra mūsų praeitų metų nuostabus žmonės. Ačiū jiems. Deja, čia nėra daug kažkodėl. 20 prezentacijų žmonių paskaičiavus, atmetus tie, kurie darė po 2-3 ir pačius organizatorius, tai gaunas tiek. Ir jūs galite čia būti. Nėra vien. Antras turgelis yra. Čia yra mūsų kanalai. Nežinau, kiek jūsų seka, kurios žmonės, kurie susirenka čia, yra skirtingi.
Jie naudojasi skirtingais kanalais. Kažkas sako per daug, kažkas sako per mažai. Aš turiu tokį komentarą vieną. Kai, tarkim, aš ten daruosi kartais su kokiais nors ten knygų leidėjais ir panašiai, kad jie mus paremtų, jiems visiems rūpi, kiek pas mus yra narių. Tai narių skaičius yra iš Google Groupso. Todėl visus prašau užsiregistruoti. Po 2 kartus. Visais akautais ar pagrindiniai? Čia matyt fair use turėtų būti, nes mes esam, community, ten open ir panašiai. Bet, tarkim, aš galbūt galėčiau ten LJUK ten siūsti kažkokį linką, bet tai matyt yra atskiras dalykas. Ten yra virš 200 narių. Jo, LinkedIn. Jo, tai Virš iš jų atmetus HR visus specialistus irgi matyt nemažai dar liktų. Kuris aktyviausias kanalas jūsų? Facebookas. Daugiausiai spamų. Turbūt iš tikrųjų, va taip palyginus, mes netgi tas Google Groupsas atrodo lyg ir pamiręs, bet mes, tarkim, netgi už tą Lietuvos džegą daugiau jau esam žinučių prirašę. Nu, ten pasitaiko, tarkim, jeigu kažkas kažką rašo, tai visai smagu, pasidalinkit naujienom. Galbūt kažkas nori maintainint kažkurį kanalą, tai tikrai irgi, tarkim, Tomas tenais YouTube ten deda, ten tikrai, prašom, pirmyn. Tai kanalai, kai kurie labai tokie simple, skelbiam tik tais naujienos, kada bus kitas susitikimas, bet iš esmės nieko ten nevyksta. Atrodo, iš šono atrodo, kad mes apmirę esam, bet kai daug skirtingų žmonių renkasi, labai sunku išlaikyti visus kanalus ir sunku nedubliuoti informacijos. Slideshare turim, užmiršau įdėti. Čia dar trūksta dar Eventbrite'o, Slideshare'o, kažko dar neįdėjau. Tai tos prezentacijos visus supakuoja? Kai kurie savo Slideshare'us pašerina, bet jeigu norit, mes galim savo dar pasiūlyti. Galim įdėti, bet dar kažkaip. Čia ne problema, nes aš maintaininu pagrindė šitą. Nieko ypatingo, jis viešai nelabai buvo skelbiamas. Norėjom daryti kaip puslapio alternatyvą, bet nusprendė puslapį laikyti simple. Tarkim, šitas tai iš vis yra gal net negalima jo asocijuoti su mumis labai, tiesiog mes ten gal turim šiek tiek teisų kažką daryti, bet tai yra toks lietuviškas, bendrai ten visi Lietuvos LinkedIn'o. Twitteris labiau per konferencijas pasižymėti, kad mes čia esam irgi. Nusifotografuot spagečius valgant. Foursquare, tu? Mes neturim patrauktų. Na ir mūsų šaunieji sponsoriai, aš nežinau, kas esat čia galėt apie save, aišku, tarti keletą žodžių. Vyto, matau, nėra iš Unique Digital, nežinau, nori pasisakyti savo. Mano tegul kalba, alus. Nes Labai gera kalba. Vienu žodžiu. na, šiandien girdėjom nuostabų pranešimą, irgi gal ir kokių žodžių. Kas ta Visma? Tai nežinau, ar verta reklamuotis čia ne tam communities. Tai Visma reklamuosis alų ten nupirko alaus namuose. Jo, tai alaus namai jau skambina, kodėl vėluojam, tai... Ai, tai... Tai nukancelis. Kur čia pasižodžiavo? Tai va, tai... Na ir yra Aurėlis, kuris per praeitus metus kelias knygas padovanojo. Nekelias, biškai daugiau, bet... Pasisakė. Taip, konferencijos, kas mūsų laukia. Tai va, jau šį mėnesį pabaigoje bus Londone DevOps'as, pirmą kartą bus rengiamas. Kaip girdėjom, nelabai žmonių surenka. Jo, tai va. Čia neturi, man Kas? ne kovo. Kas? Franc? Ne, jis balandžio mėnesį. Toliau vyksta JavaOne Rusijai, Maskvoj. Ypatingas to, kad šiais metais susikūrė pagaliau Maskvos džiugas. Nes pas juos buvo tik Sankt Peterburgo džiugas. Kuri turbūt
turbūt sudaro vien tik intelektualiai developeriai. Tai va, tai jie mus irgi kviečia, bet tenais daugumą turinio visų su kalba. Latvija ir Estai žada varyti Jiem su neproblema. savo delegacija. Jiems aktualu. Devox France jau čia antrus metus iš eilės vyksta. Kaip matosi, jau sold out, bet ten yra 80% visų prezentacijų yra prancūzų kalba. Šiaip tas grinai Paryžiaus džiugas yra labai stiprus. Vyno gerti eina po 200-300 žmonių po džiugų. Jo, visą laiką jie labai gyrėsi, kad, nu, tarkim, ten kur nors būna tie džegerių susitikimai ir jiems, jūs einat alaus gerti. Tai normaliai čia. Vyno, ten taurė, 200 žmonių. Tai va. Čia yra great success. Toliau vyks gegužės mėnesį Ikonas. Jis vyksta dviejose miestuose. Šiemet Krakovoje. Žodžiu, man tai iš pernai metų labai geri atsiminimai iš to Ikono. Tai yra tikrai į community orientuota konferencija, kur nėra to tokio kažkokio PR-o, kad kažkas ten kažkokius produktus pardavinėtų. Tai yra, nu, labai geri įspūdžiai. Aišku, gal nėra tokio lygio kaip Devoxas, bet už kainą, tai tikrai, pavyzdžiui, kas ten kur nors paprašykit darbdavių, pigų ir tikrai ten galima daug žmonių nusivežti. Pavyzdžiui, pernai buvo Sebo, ten visas busas nuvažiavo, tai labai faina mes ten susitikom. Ir paskui ten būna visokie bar hoppingai ten organizuojami, tai tikrai labai faina. Daug nelabakus ir varai alaus. Va, tradiciškai vyksta Estijoje Gikautas, bet šiemet galite pastebėti, kad net 3 dienas vyks. Užpernai buvo 1 diena, pernai 2 dienas, pernai aš buvau šitai konferencijai ir vieną iš pabų sutikimų pasakojau. O šiemet jau matau pasiryžę 3 dienas daryti. Nespėja. Reikia tokią žalėtelę parduoti. Kaina irgi matosi sąlyginai. Jeigu jau 3 dienas ir už tokią kainą, tai dar gal galima pagalvoti. Nes pernai buvo kaina tokia biški šiek tiek per didelė. Tai va, nesiniai sužiūrėjau. Šitas Ikonas, 165. Tai Jo, aš čia taip manau, dabar- kad šita konferencija yra šiek tiek geresnė, nes Gikautas tai yra Zero Turnaround organizuojamas renginys, kuris automatiškai yra šiek tiek linkęs į komerciją, nors jie yra labai tokia pozityvi įmonė, kuri stengiasi duoti vertės iš savo to PR. Tai tas irgi yra gerai. Toliau, nesiniai užmačiau, kad braliukai rengia konferenciją, bet šį kartą rengia Jūrmalarius. Ir čia šitą konferenciją apibūdina, kad tenais rengia Latvijos Developer Networkas, Oracle Community ir Agile Community. Tai tenais skirtingų prezentacijų bus, ne tiek kaip programavimo orientuotus. Nežinau, gal čia šiemet yra pirmas kartas, kai rengia, bet pernai aš apie ją negirdėjau. Tai va. Tradiciškai Devoxas. Ten bilietus labai greit išperka. Pernai išpirko per 4 savaitės gal visus 2300 gal. Man atrodo, Vilius gali papasakoti savo istoriją. Aš galiu papasakoti. Ir vyko tais universitetinės dienos, kai gavom leidimą keliauti į tą belgiją finansavimą. Likus mėnesiui ir tam 2 savaitėm bilietų jau nebuvo į konferenciją. Nu ir aišku, Latvijai, kai visą laiką rengia Java Day Riga, 1 dienos eventas, kuris jau bus rengiamas 4 ar 5 metus iš eilės. Mes tokio dar neturim. Ateikit daugiau žmonių, mes padarysim. O kokia kalba? Anglų viskas. Viskas? Viskas Rusų anglų, tenai, ne. Nebėra? Ai, buvo tenais pusė treko
rusų kalbą. Bet ten iš viso buvo ten 3 ar 4 trekai. Va. Tiek. Nu, pernai kiek dalyvavom, tai Gikonė aš buvau, Gikautė ir Java Dairyga. Metai prieš tai buvau Belgijai. Galiu pasidalinti įspūdžiais. Tai va, yra daug įdomių temų. Aišku, mes dar, paminėjau, dar vieną kanalą turim dar tą Google moderatorių, kur gali patys submitinti temas ir balsuoti už kitas temas. Bet čia aš paminėjau tokių daug įdomių temų. Jeigu galite apie jas papasakoti, tai būtų labai gerai. Įdomesnis temas. Apskritai, tai jeigu norit kažką papasakoti, manau, kad nėra jokių problemų. Čia tik įkvėpimų, tarkim. Why hate me tas? Dream job. NetBuyings. Gerai, reikia spausti greičiau. Ką dar mes galėtume veikti kaip communities? Pristatyti daug įdomesnių topikų. Aišku, mes negalim vertinti, kuris topikas buvo už kurį geresnis ar patrauklesnis, bet tikrai galim. Blogų nebuvo. Kas? Blogų Blogų nebuvo. Tai prasme, tikrai, jeigu kažkas nori, tai čia yra labai gera treniruotė, tarkim, šnekėti prie žmonės, pasijust laisviau, tai tikrai siūskit savo darbuotojus. Kankinti. Su alum. Viskas bus Galim padaryti, kad mūsų būtų daugiau. Reikia stengtis. Nu, tai kokybė, tai čia ir yra treniruotė. Vieną kartą padarai, antrą, trečią, jau gerėja. Apskritai reikia pasidžiaugti, ta prasme, mes pradėjom, aš atsimenu, nebuvo tokių labai daug reguliarių grupių. Dabar pažiūrėkit, yra praktiškai visokių tenai. Tarkim, buvo pradžioje, atsimenu, rubistai, ten taip labai nereguliariai kartais. Python communities iš vis ten, jeigu vieną kartą metus susitikdavo, tai ten būdavo labai daug džiaugsmo. O dabar jau galim tikrai žiūrėti ir visi taip stengiasi daug daryti, tai tikrai net yra iš ko rinktis. Tai labai gerai, Vilnius labai geras pavyzdys. Galėtume, jeigu mūsų daugiau rinktųsi, pakviesti įdomių pranešėjų. Kontaktų turim, bet jie dažniausiai remiasi to, kad daug jūsų susitinka. Jeigu klausia pastovi, jeigu bus didelis eventas kažkoks, būtinai mus pakvieskit, mes norim sudalyvauti. Kol kas mes didelio evento neturim. Toliau, gal, čia su klaustukais tai reiškia, kad, čia very wild. Podcastą, gal kažkam pasirodys, kad, čia seniena, kažkas įdomesnio, kažkas gal podcast'o neklausosi, bet, pavyzdžiui, .NETininkai turi savo podcast'ą. Lietuviškų? Jo. Tai podcastų lietuviškų yra keli. Iš Python community ten toks vienas, gana reguliarus reikia pasakyti. Lietuviškų yra podcastų, developers. Koks ten turinys podcastų būna? Ar ką nori, tą darai? Mums prisigeria žmonės ir kalba, kaip radio šou. Jo, gali kaip radio šou. Žemą radio šou. Nes svarbu naudoti daug buzzwordų. Sakyk skalą, kas 5 minutės. Adobe JSR, ką čia? Yra tokia programa, kur, tarkim, visi džegai yra labai skatinami prisidėti prie tų JSR. Tai sukodint? Ne, tarkim, duoti feedbacką. Aišku, jūs galite pasiūlyti savo ar tenai apsiimti, pavyzdžiui, geras pavyzdys yra Joda Time, kur žmogus apsijėmė turbūt savo tą gyvenimo darbą. Atrodo toks paprastas dalykas, bet labai daug reikia ten visur dalyvauti. O apskritai, pavyzdžiui, Java 8, ten ta Enterprise Edition yra labai daug tų spekų, kuriuos tiesiog labai nori iš community gauti feedbacką. Java, Oracle'as bando padaryti, kad visi šitie JSR-ai nebūtų ten vieno, ten tiesiog
vieno uždaro stalo sprendimas, o tai būtų, tame dalyvautų daugiau žmonių. Tai kai kurie yra atviresni, kai kurie šiek tiek uždaresni, bet yra tikrai. Prieš tai dar nepaminėjau, kad kai kurie veikėjai klausia, jeigu bus pas jūs hackathonų, būtinai mus pakvies, mes norim pakodinti su lietuviais. Gal kas nori tokį padaryti? Žinau vieną žmogų Kaune, kuris nori. Ne, reikia nulaužti banką ir pasimti pinigus. Tai toks būtų. Aš pinigus paimti. Tai buvo 3 paras, tai jau. Kažkada buvo idėja Jugos Summer eventų. Prie ežero su baidarėm ar dar kanos, pirtelė, dar kažkas. Laptopas. Čia būtų šitas du išsujungė, būtų labai faina. Kas greičiau upelio čiurlenimą jungs. Programuos tam, kad realistiškai. Labdą ežerą, kad grįžiu perklausą. Gal buvo, yra idėjų galbūt. Mes buvom Klaipėdoj, mes darėm prezentaciją vieną apie taip, kaip buvom Devokse. Laiko mažai turėjom, bet galim pakartoti. Kaune, pavyzdžiui, PHP, ten labai sėkmingai įsikūrė. Į pirmą susitikimą atėjo ten virš 60 žmonių. Nes buvo visi per prievartą sudaryti, tai kita istorija. Sakai? Poezijos skaitimą galim padaryti. Čia pokštas toks. Pokštas, okei. Yra eventai, nežinau, čia Mifo Midy, Kaitauno Rafas. Galim ten kažką? Rafas alaus nebeduoda. Ten uždraudė kažkuriais metais. Manos kitas video ten pavaikščioja. Po kokį įveiką apsilaikė. Kiek prisitai, kad esi Jugų lyderis, tai klausia, tai atvarykit pas mus, padarykit prezentaciją. Pagalvoju, kad, paties dar lygis netoks, kad aš būčiau celebrity ir superstaras, daryti prezentacijas. Tai kurios success stories galėčiau papasakoti, bet iš esmės, kad, lietuvių mes nematom konferencijose, kurios daro pristatymus. Tai galbūt Džiugas galėtų būti ta pirma pakopa, kur tu padarai prezentaciją, pasitreniruoji, gerą temą turi ir galėsi pristatinėti kitose konferencijose. Labai geras pavyzdys yra iš London Java Community. Du tokie yra Benas ir Martinas. Tai, pavyzdžiui, Martinas rašė maždaug, aš prieš kelis metus neįsivaizdavau, kad aš darysiu tai, ką dabar darau, nes jisai pravarė per visas konferencijas, ten paskaitė pranešimus, ten išleido knygą, ten sukūrė savo verslą. Tiesiog žmogus taip staiga, tai manau, kad kiekvienas turi tokią galimybę. Ir minėta Java Day Vilnius, čia jau būtų viršūnė. Čia jau svaikstam. Ir aš tikiuosi, kad šiemet, kadangi mes esame oficialus džegas, tarpsime esame registruoti pas Oracle, mes turėsim oficialią šventę. Tarkim, mes tai vien dėl to sukūrė savo džegą. Nepaspaudins? Jau paspaunino tai. Bet mes šventę padarysime. Nes Oracle'as iš tikrųjų tom lokaliem Java releaso eventam skiria daug. Bus gerai. Half past beer. Tai žodžiu, bėkit visi dabar jau laus namus. Darom bangą. Reikia susikrauti ir iki 9 ten pasistatyti.